mūsų komanda vadinasi Liux ir mūsų instaliacijos pavadinimas yra 60 laipsnių. Tai simbolizuoja lygiakraštį trikampį. Jo, dėl to iš to ir kilo pavadinimas. Bet įkvėpimas ėmėmės iš lietuviškų šiaudinių sodų. Jo, tiesiog paėmėm labai supaprastintas formas ir gal tą pačią esmę bandėm išgauti. Tai va, tai kai įsitemps iš tikrųjų turėtų visą tai šviesti ir... Be jokios elektros pagalbos. Jo, be jokios elektros pagalbos. Labai ekologiškai. Taip, tikimės, kad bus gražu, bent jau mūsų galvose taip atrodo. O iš ko pagaminti? Fluorescencinė Lazdelė. Lazdelė. O jos buityje naudojamos? Ne, labiau kaip aksesuaras iš tikrųjų. Ne kokteiliam nenaudojamos? Ne šiaudeliai. Ne šiaudeliai. Ir gal galite pasakyti, kaip jūs vadinatės ir iš kur jūs? Esam iš Vilniaus dailės akademijos, antro kurso studentai. Ir ką studijuojate ten? Industrinį dizainą. Prašau? Industrinį dizainą. Industrinė. Tai gal tokius sodus pradėsit industriniu būdu gaminti, o namuose jie šviestų? Šviestų. Tamsoje. Ir galima būtų juos kiemuose pasikabinti? Taip. Vietoj ledinių lempučių, taip? Ganėtinai trumpai. Jo, turi galiojimo laiką, iki 8 valandų maždaug. O kaip reikia prikrauti, kad jos būtų amžinas? Amžinos nebus. Nebus? Niekada Čia yra chemikalas viduj, kurį ten sumaišius, ten du kažkokie tai. Yra perlauži, jie susimaišo ir pradeda švitėti. Skleidžia šviesą. Tai gudri medžiaga. Nu tai sėkmės, ateisim pasižiūrėti, kaip jūs atrodysit su savo sodais sutemus. Iki?